Eik tu savo, seriously. Wow. Čia jie taip smirdi, ne mes? Gerai. Įspūdinga. Ai, tai gal čia ir yra akmenys. Aš vėl skaičiau. Ne, bet aš tipo pastumt galėčiau, bet... Oho, jie čia... Eik tu savo. Mechanika. Tikrinu, girdit mane? Čia irgi akmenys. Aš palauksiu. Kaip sakai? Sakau, palauksiu. Gali būti ir keturačių, ir motociklų. Jeigu pasiklystat ir važiuojat prieš eismą, gali netgi savo dalyvį retreiserį sutikti. Tai niekur neskubėkit ir gerai praleiskit laiką. O mes jūsų lauksim vakare. Čia dabar į Šiltoj pirty ir dešinę. vakare. Eik tu savo. Wow. Kur dabar čia važiuoti įdomu? Nu, čiūju čia. Bet šiaip tai nėra šito parodyta, kur ten važiuoju. Kaip ten sekas? Čia į dešinę? Ne. Čia? Kad ne. Tik ten stop juosta. Ir mes čia... Iš čia turėjom atvažiuoti. Sorry, aš kažkaip pamečiau. Nu ten sakė, nebevažiuojam ten. Supratau. Tas yra... Čia tipo? Nu, taip, pažiūrėk, jo. Jo, mes 10 gali biškį pauzę padaryti. Žinau, aš neįsivaizduoju. Bet kodėl tiesiog tiek? Aha, norėtum. Dėl to, kad būtų per daug lengva. Ten labai baisu? Ne, ten kalnas, mum easy. Ai, tai jam baisu? Jiem baisu. Gerai. O kodėl mums? Nes mes į kalną labai gerai važiuojam, būtent į kalną. Nes mūsų galas varomas. Nu. Ką, išvarim, tai kažkaip čia problemas. Bet čia va, dar šitas Jo, liko. jo. O kur mum tiesiai važiuoti? Dabar dar nieko nereikia. Taip, tiesiai pagrindiniu keliu. Dar 300 metrų tiesiog tiesiai. Nu ir paskui irgi bus tiesiai. Aš tau paskui pasakysiu, kas bus. Žodžiu, už 200 metrų pagrindiniu keliu važiuosim tiesiai, bet jis tiesiog užsisukinės į dešinę. Tai, nu, nieko ypatingo nebus. 100 metrų. 50. Na jo, jisai čia tiesiog į dešinę užsisukinėja. Taip, viskas gerai. Dabar kilometrą
Baisu čia kalnas vėl. Žodžiu, tai dabar... Ai, gerai, nesvarbu. O dieve, kokie juodi dūmai. What the fuck? O, pasilėkia. Žiauriai. Oho! O, mogu! Ir mes manau, kalbą kokį. Ne, mes iš lėčiau važiuojam, nes mes ir taip išvažiuojam. Pasišnekėjau. Dar ne, pagrindinių 100. 50. Čia nieko. Čia į kairę. Ai, jo. Jo. Jo, kaip taip greitai, tai kaip labai greitai privažiavo. Čia kažkaip. Bet jo, į kairę šaunuolis. Žodžiu, dabar dar nesakau jokių metrų, bet privažiuosim ir toj kitoj vietoj bus upė, mes važiuosim per upę ir ten parodyta kalniuką, ir ten parodyta laiptai. Tai karočiui, do the job, ok? Ir mes tą pasieksim už 300 metrų. O, kalnas gražu. O, Laiptukai. nu jo, tai čia kažkur... Ai, tai gal per upę ir nevažiuosim, aš nesupratau. Čia man tai atrodo, kad čia per upę, bet... 200 metrų liko. 100 su 200. Ai, nu tipo per purvyną čia, per tą upę skaitos. Gerai. Ai, tai tu dabar... Tai ką, nu ką, mes tiesiai važiuojam? Mes gal tiesiog važiuojam. Nu jo. 631, Ai, jo, čia 632, gal upė yra. 633 startą. Taip, nu, tiesiai. Tiesiai, tiesiai. Su kalnais nėra problemų. Nu jo. Gerai. Čia dar nieko, tiesiog tiesiai. Už 300 nusukimas bus į dešinę, nu ne į dešinę, dešiniau. Tiesiog čia bus kaip ir dešiniau, tiesiog dešiniau. O, visai gerai priekį Karočią, mašiną. tu klausyk, už 100 metrų bus dešiniau ir paskui už 5 metrų į dešinę. Tai čia bus sunku. Čia reikėjo dešiniau. Jie ne ten nuvažiavo, kaip ir mes. Ir dabar tu man viską išderinai ir aš nežinau. Ai, nu jo, nu tai taip, nu tai nes, blėt, jūs abu pramisinot, ne taip nuvažiavo. Kad ką, darysim? Dėl to, kad neklausot manęs. Aš parodysiu pirščiuku. Aš tau greičiau akį išdursiu, negu tu pirščiuku parodysiu. Jūs turit klausyt, ką aš sakau. Gerai, palaukit, aš dabar susimėčiau. Gerai, už 300 bus namas, bet važiuojam ant 70 ir mums tiesiog kairiau reikės tenai važiuoti. Galvok apie tai kaip apie į formą ir reikės kairiau. 200 metrų. Bet greitis vis tiek 7 bus. 100 metrų. Čia. Kas čia? Nu, tai jo, čia kairiau. Sodybą nevažiuojam mes. Gerai, dabar kilometrą aš nieko tau nepasakosiu. Nu, jie taip gerai lėkia. Nebūk voverė.
čia kelio susiaurėjimas. Ai, šitą vietą žinau, čia esam važiavę kelis kartus. Ane? Tas upelis? Kaip gali čia parašyti susiaurėjimas, jeigu Vat, čia? jeigu į kairę reiktų važiuoti, tada čia būtų geras kalnas. Ai, nebėra? Nu, yra. Gerai, 70, mažiau ką kokių dar. Gerai, į kairę. Čia nevažiuosim, tai mums reikia dešinę tada. Ir dabar vėl. Jo, viskas gerai, aš mačiau tenai. Nereikia nieko? Varžtą gal kokią nereikia? Bala ten, sakė. Tai mes... Palauk. Nu jo, kaip ir į kairę, bet mes vis tiek prieš Jo, gerai, to išleisim. viskas gerai, tik būsim pravažiavę tą šūdą. Ai. Tikriausia, tikiuosi aš. Nu gerai. Čia gerai? Nu jo. Ir tada mums toj sankryžoje reikės į Dešinę. Jo. Tai žiūrėsim, kur čia išlysim. Už jo ar jau būsim pravažiavę, klausimas. Na jo, pravažiavom. Viskas ledas. Ten tas šūdas liko. Tai... Okei, tada... Va, tai tau. Tai mums tenai reikės, ar ne? Jo, bet tai čia ar ten važiuotum, klausimus. Nu, pravažiuos jie. O kodėl jie nesuko? Stop, o kodėl jie nesuko? Kur? Ten nėra kur sukt? Į kurią pusę reikia? Nu, šiaip tai 85 mums reikia pasiekti ir mums reikia sukti. Liat, būtume mes pravažiavę, nes mes į kalną geriau važiuojam. O mes tikrai į kalną turim važiuoti. Va, išvažiuoju. Ne, išvažiuos. Anas Kodėl sunkus nestumi? labai buvo, aš matau. Prašau, kad tik mums pavyktų, nes tu neturi nei vieno stumiko. Nu, vieną gal. Nu, tu jas. Aptaškys žmonės, kai reikia. Jie pasitraukia į mišką jau. Čia sunkiai. Aš nebejodama skaičius rašiau. Gerai. Gal navigacijos dar tik pusę minutės praradom. Tai čia staigus į dešinę, taip? Jo. Vėl stovi. Kas čia jums nutiko? Puspusašiai. Ai, nu tai sėkmės. Kas yra
kurie suka ratus, nu tai jam ragas reiktų valandą pasikeisti, jeigu turi atsarginį. Atlaikė. Už 300 bus į formą į dešinę. Biškį stumtelkit mane. Kas būtų pagalvojęs, kad kalnas bus mūsų? Nebūčiau, nes labai buvau pozityviai nusiteikus. Jisai mažiau užvažiavo už mus. Na jau. Viskas, jisai neužvažiuos. Aš šausiu jam. Jo, aš išvažiuosiu iš čia. Tai kad ten jisai neužvažiuoja. Tai aš išvažiuosiu iš čia. Ai, nu nebent pataisysi, bet šiaip tai jisai vakės gali. Ne, man reikia ieškoti, kaip apvažiuoti šitą vietą. Nes čia, kad ir ką daryčiau, numeta ten. Kur jie? Tipo nepalaukė? Bet šiaip čia jau 70. Nu jau manau galim. Galim rinkti pirmą bėgį. Ai, čia kiek. Viskas gerai. Už 150 kelias užsisuka biškį į dešinę. Paskui į dešinę. Vėlto važiuosi tik bus posūkis į kairę, ten matysi žvyrkelis į kalną ir toks praradėtas. Tai navigacijas įvedam, viskas gerai. Lėkmėn. Teks ant lauko važiuoti.
Patempt jūs, pabandyt? Tau. Sakė ne? Ne, sakė ne. Tikrai sakė ne, šitą girdėjau. Čia tiesiog dešiniau kelias sukasi. Taip. Čia kairiau ir Akmuo, mačiau. gražiai lauko pakraščių parašyta. Ir žinok, mes čia dabar 1,5 kilometrų. Nu, nežinau ar taip, bet iki kito Jeigu pointo. taip ir toliau, tai degalinės tikrai reikės. Nes čia žiauriai daug kuro Nu, tai naudojam. aš suprantu. Prašau, ne. Davai, išlip. Aiškiai išlipam. Aha. Nu jo, kai va yra nuolėtis, tai tada yra žalskuočių, bus negerai. Mes galim pastumti biškį. Biškį tik tai. Ane? Jo, vat kol nesustoju už mašiną. Gerai, nieko nedarom. Išpildu. Dar visų gero, pabandyk išlip dabar. Už durų, čia, stumtus čia. O mano ratai kaip susukti? Kaip ratai žiūri? Priekiniai ratai, kurią pusę žiūri? Į tą! Dabar tiesiai! Dabar ten! Kosmosėlis. Nu ką, galas varomas būna situacijų šūdas. Ir dabar net tipo. Iš mūsų 4 varo, tas labai gerai. Aha, nu tu nice. Jau jaučiuos kaip riešutai lipus. Nu, apie tave irgi gali tą patį pasakyti. Nu jau. Išlipt. Pabandyk pastumti. Jo. Ai, tas. Nu dar nedaug. Nedaug apšipa darbas. Visi tik važiuoja. Dar kilas. Bet daug geriau mums sekasi dabar. Dabar gerai eina. Dabar žiauriai gerai varom. What is the
tiesiog blogai pasakė. Jo. Bet kilometras čia kažkuris, 100 kažkuris, man atrodo. Kelintas čia gaunasi punktas? 104, kaip kokį? Ne. Nu, ten kažkur toli. Vieną kartą buvo, kad visiškai nesimatė apskritai nieko. Dar biškį matau, kad labai nedaug. Pafilmuok vėliau. Mamai visus. Sakyk, saugiai važiuojam. Paklausom, tikrai norėčiau. Degam. Sakė, jisai turi kažką specialaus tam. Bet mane atsidurius užrakinti. Užrakintas? Kaip? Nu va. Arba nuvalys, arba ne. Nice. Žiūrėk, šviesėja. Su kiekvienu plovimu. Gerai, kad skysčio, bet fakt servetėlę gali man dabar. Kilo, gali pasidžiaugti smėliu. Man atrodo, bus pirma helikopterio aikštelė, nes šiaip mes, kai žiūrėjom tą knygą prieš tai čia suskaičiavom, kad bus belė kiek, bet kol kas tai čiūju tik pirmą privažiuosim. Dabar privažiuosim? Nu, dar ne visai dabar, dar kilas visas liko. Bet šiaip aš pasakoju. Nu, čia ne visai pohui, žinai, toks. Čia gali būt, kad reikia gal... Vėjau, ten nėra kamščiam prieki mūsų. Aš nepagalvojau. O kas gali būt su helikopterio aikštele? Ten reiškia, reikia helikopterio, kad pravažiuotum. Okei, aš niekada net nesusimaščiau. Aš galvoju, Čia reiškia ekstra sunki vieta. Čia šitas ženklas. Taip. Tai jau labai daug šitoj knygoj bus priekis. Nu, tai kiekimės, kad susimėliu, tai susimėliu. Tai žinai, ką vėjau, aš melavau. Čia ne helikopterio stovėjimo aikštelė. Nes aš sakiau, čia leidžias helikopteriai. Nėra kamščio prieki mūsų? Ne? Nu, du pilki. Du pilki vadinasi, tai tik tai variklis užgesęs, ar ne? Nu taip, reiškia, stovi užgesinti. Jo. Tai gali būti, kad visiškai ragas. Du pilki ir vienas žalias. Bet tik 3 mašinas, tai dar nėra taip blogai. Ne, nusimėliu. Nu jau, oi. Kam nusiteikti? Matai, kaip, tai gerai, kad pasakai apie tą helikopterių. O ką jis reiškia? Tai jis reiškia, kad ten yra ekstra sunki vieta. Kad gali praskristi tik su helikopteriu. O aš tai galvau, kad čia yra tiesiog malūnsparnių leidimas į aikštelę. What the Tuoj hell? sutik turėtume juos. Ai, okei. Nu, dar mes šiaip... Čia gal jau nereikia lyst labai. Man vėjau ant kiek arti. Už 200 metrų tas helikopteris turėtų būti. Maždaug tiek yra du pilki. Ai. Tai čia jau nebėra smėlis. Na jo. Grįžti atgal galimybės nebus. Bet vienas žalias pravažiavo. O kokie numeriai? Su kokiais skaičiais prasideda? 620.
Tai ne. vienerius? Nu, bet jie 4 varo. Ai. O stovi kokiais numeriais? Stovi 2 ir 7. Mano padėjėjai. Tai... Ne, va čia padėjėjas stovi nulis. žmonės. Ai, čia daug žmonės stovi dabar. Bet tai nerodo. Tokia gyvenanti ponia nėra pati iš maloniausių, kaip mane seniūnė informavo, tai didelis prašymas, todėl kad buvo važiuoti net 50 km per valandą, 30 ir posūkyje gražiai, ramiai važiuoti. Pravažiavo! Kaip važiuoja, taip važiuoja. Ir tuoj atsiūsim dar vieną, tiksliau galbūt netgi 2 vietas, kurios yra uždaromas, nes į kalną įvažiuoti sudėtinga ir labai vadinasi kelio kokybė. Ten nereiktų greičiau. Ai. Tam paskui biškį reikia. Jūs į priekį ar atgal bandys? Virvę nuo priekio patraukit, pravažiuosi tada. Jeigu pravažiuosi. Neužtrukot. Tiesiau padaro, tiesiau. Tiesiau? Gerai, tiesiau. Gas, nu, anteną gerai. O čia negerai, čia gilu. Gerai. O, tuškė atgal. Ir dabar jau mums reiktų to helperio, kuris į Ir priekį. čia viskas gerai dabar. Ai, viskas gerai mums? Bandam? Daugiau kas padėkit. Gas. Oi, kažkaip čia greitai privažiavo, aš čia nespėjau. Vartai. Atidaryt? Jo. Oi. Sninga. Sninga? Čia į dešinę. Padėk vieną gal. O, smėlis. Beveik. Davai, smėlis. Ką reiškia dujų trasa? Tai smėlis. Tai dujų trasa kitam pointe turėtų prasidėti. Nu, ten, kur tie kalnai iš pradžių buvo, ten buvo Ai. dujų trasa. Tai Ai. gali būti ir purvas. Čia buvo parašyta, čia ten nebuvo parašyta, čia parašyta. Kaip galima balandžio gale sniegą rasti? Galit man paaiškinti? Dabar tokiu metu jau turėjo nustoti. Kai lyt nustojo, snigti pradėjo.
Dar. Palaidos tu tą pagalį greičiau. Bet jis žiauriai čia įsmugo. Jo, bet